Šiandien sveikinasi su Rima, kuri yra Elnio spa kūrėja ir šiandien sutiko šiek tiek pakalbėti iš savo nuostabios vietos, kurioje teko apsilankyti. Tai Rima, kas tu esi ir apie ką bus tavo pranešimas? Sveika, Inga. Ačiū, kad kalbini. Ačiū, kad galiu kalbėti neuždaroj patalpoj, o čia prie elnių. Matau, Aš... Taip, visi jau susirinkę vyksta nori, terapija. jie labai mėgsta duoti interviu, tai tikisi, kad ir juos pakalbinsim. Taip, būtinai, tik gaila, elnių kalbos dar neišmokau, bet Rima gal padėsiu šiuo klausimu. Taip, vedu mokymus, kaip susikalbėti su elniais. Taip, mes klausom. Taip, susikalbėti su jais galima gestų kalba, kūno kalba, bet geriausia kalba yra meilė per skrandį. O, Jie taip. labai mėgsta skanumynus. Tai esu Rima ir mudu su vyru čia turime beveik 50 tauriųjų elnių. Darome įvairiausias veiklas vaikams ir suaugusiems. Pirmiausia, tai gyvūnų terapija, edukacijos, gimtadienių šventės. Žodžiu, čia yra daug visokios veiklos mažiems ir dideliems. Pabrėžiu, kad labai gražioje erdvėje, nes tikrai aplinka jūsų nuostabi, ne tik elnius matom, ne tik jie čia pagrindiniai dalyviai šitos erdvės, bet ir pati aplinka labai gražiai sutvarkyta ir terapija tikra pabūti joje. Gerai, Malonu. apie ką bus tavo pranešimas, dar papasakok trumpai. Žinoma, kad apie gyvūnus ir svarbiausia, kokį poveikį jie daro žmogui. Tai yra gyvūnų terapija. Tokį terminą tikriausiai daugelis yra girdėjęs. Terapijos būdų yra įvairių. Jeigu angliškai tai yra gyvūnų asistuojama terapija, animal assisted therapy, ir ji yra kelių variantų. Tai yra, kai koks nors specialistas, profesionalas dalyvauja ir pakreipia tą terapiją kažkuria linkme. Kitas būdas Noriu interviu, būdas yra toks natūralus, tai yra žmogus pats atranda būdą būti su gyvūnu ir tai gali būti įvairios emocijos ir krykštavimas, džiaugsmas, laimė, kad gyvūnas tave palietė ir tu palietei jį. Gali būti ramus stebėjimas per atstumą, gali būti glostymas. Tai terapijos būdų yra labai įvairių, terapinių gyvūnų taip pat yra labai įvairių. Pasaulyje terapija yra naudojami, gal žodis naudojami ne pats tinkamiausias, bet vyksta terapijos su žirgais, delfinais, su net jūrų kiaulytėmis, papūgėlės turi terapinį poveikį, jau nekalbant apie šuniukus ir kačiukus. Elniai taip pat pretenduoja tapti oficialiais terapiniais gyvūnais. Amerikoje, Minesotos universitete jau yra renkami duomenys, kurie patvirtina, kad tai yra teigiamas terapinis poveikis, ypač autizmo spektro sutrikimų atveju, depresijų, perdegimo darbe poveikis labai teigiamas yra būtent elnių. Tai va, apie tai ir bus pranešimas. Ar tiesa, kad pristatysiu ir tų mokslinių tyrimų, ar ne? Taip, būtinai pristatysiu ir kokie gyvūnai, kokiais atvejais geriausi ir ko Lietuvoje galime rasti ir kur apsilankyti ir ko tikėtis iš terapijų. Nuostabu tiesiog. Aš jau jaučiu tą terapinį poveikį, dar jeigu elnių daugiau parodytum, ar gali dar parodyti, kaip jie ten atrodo. Visiems įdomu, kas čia vyksta. Čia va, pakelt. Kokie gyvi, taip. Čia yra padė visų moterų paėmė duoną, nežinau, ar matosi. Nesimato, bet jinai užtat labai gerai matosi. Ateina dabar Rudolfas jaunesnysis raguotas. Matau. Tu jį gal pakvietė, ar čia jisai seka mūsų interviu? Savavališkai atėjo. Jis truputį bijo kamerų, tai atsitraukia iš karto. Taip ir aš, labai panašus mes. Tai Rima, dar labai trumpai, nes matau, kad tu čia tikrai turi veiklos ir tau turbūt nešilta ten, pagal vėją matau. Ar turi kažkokią svajonę, kuri galėtų būti išpildoma po konferencijos? Turbūt didžiausia svajonė, kad kuo daugiau žmonių patirtų tą teigiamą gyvūnų terapijos poveikį, kad ne tik tai vienetai, o, nežinau,
šimtai tūkstančiai žmonių galėtų pajausti, kaip gera yra būti su gyvūnu, šalia gyvūno ir kad tas poveikis yra ne vienos minutės ar valandos, tai yra ilgalaikis poveikis. Tai turiu tą svajonę, kad dar daugiau žmonių galės džiaugtis tuo. Taip, ir grįžtų laimingi, ramūs, susiterapinę ir galėtų toliau išsėdėti pamokose, ar būti Arba švietimo įstaigoje, ar ne? Taip, taip. tai Rima gali suteikti tą efektą. Žodžiu, labai kviečiam Jus į mūsų konferenciją, prie kurios prisidedame mes visi, balandžio 12 dieną, nuotolinėje aplinkoje, sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdymą. Iki pasimatymo, Rima, labai laukiam tavo pranešimo. Iki pasimatymo labai laukiu pranešimo savo ir visų kitų. Iki. Iki.